Sveiki, su jumis Verslo tribūna, šiandien laidos partneris Surfshark, o kalbėsime apie tamsias interneto gelmes ir kaip iš jų išlysti arba kaip saugotis, kokie pavojai ten tyko. Studijos svečias Surfshark vyriausiasis technologijų vadovas Donatas Budvytis. Sveiki, Donatai. Sveiki. Na, tikiuosi jūs padėsit mums suprasti vis dėlto, kas yra mitai, kas realybė, kiek esame saugus tam internete ir kiek tai priklauso nuo mūsų pačių, nes dažniausiai tai vis dėlto yra žmogus gale, ne pats internetas, ar ne? Pradėkime nuo to dark web, nuo to tamsiojo interneto. Dauguma girdėję dažnai iš filmų, bet tikrai nebūtinai visi įsivaizduoja, kas iš tikrųjų tai yra. Atrodo baugu arba atrodo, kad viską galima ten surasti ir ten visai kitas pasaulis, kaip yra iš tikrųjų, kas tai yra? Na, iš tiesų, kalbant apie šiandieninį internetą, reikėtų turbūt įskirstyti į 3 dalis. Tai pirmiausia, tą interneto dalį, kurią geriausiai pažįstam, tai yra paprastasis internetas. Tai yra turinys, kurį lengvai galime pasiekti, galime rasti pasinaudoję paieškos sistemomis tokiamis kaip Google. Turinys yra viešai prieinamas, jį visi gali naudoti. Tada antroji dalis, tai labiau jau tas gilusis internetas arba deep web, kuriame visas turinys yra vienaip arba kitaip apsaugotas arba slaptažodžiais arba kitom priemonėm. Ir tada jau trečioji dalis, tas dark web arba tamsusis internetas, kurį ir sunku pasiekti ir tam reikalinga programinė įranga, speciali programinė įranga. Ir ten jau reikia žinoti, ko ieškai, kur kas yra padėta. Sakot, apsaugotas slaptažodžiais, pavyzdžiui, kalbant ir apie tą deep web, ar ne? Tai, bet tai vis dėlto, kas tai yra, kas ten, kokia ta informacija, kuri yra tenai? Tai deep web atveju galėtumėm duoti pavyzdį, kad pavyzdžiui jūsų elektroninė bankininkystė arba jūsų elektroninis paštas, kurį tikrinat per naršyklę, tai galėtų būti deep web dalis. Šita dar neskamba taip labai kažkaip tai nei pavojingai, nei paslaptingai, atrodo viskas aišku, ar ne? Tik tiesiog tai, kas yra po slaptažodžiais. Tada tamsusis internetas arba dark webas? Tai dark web... Čia jau sritis. Kitas sritis. Tai, kaip minėjau, jei pasiekti jau reikalinga specializuota programinė įranga ir paprastas žmogus paprastai jau į dark webą nepateks. Jis jau turi norėti ten nueiti, norėti kažką ten surasti. Tai kalbant apie dark web, apie tamsų internetą, ten galima rasti įvairiausios informacijos. Ten glaudžiasi žmonės, kuriems rūpi žodžio laisvė, galima rasti forumų ir informacijos apie tai, bet dažniausiai dark web yra siejamas su visgi nelegalia veikla arba nelegalaus turinio platinimu, prekyba ginklais, narkotinėm medžiagom ar kitom draudžiamom medžiagom, taip pat nutekintais duomenimis, žmonių asmens duomenimis, finansinė kreditinių kortelių informacija. Tai tamsusis internetas ir naudojimas dažniausiai tamsiems reikalams, suprantu, paslėpti. Dažniausiai taip, žmonės tengiasi ten išlikti privatus ir anonimiški. Žodžio laisvė, jūs dar vieną sritį užsiminėt, kam gali būti jisai naudojamas. Žodžio laisvė kuria prasme? Na, labai dabar ta žodžio laisvė yra toks, kaip čia pasakyti, labai daug apie tai kalbama, labai skirtingai tai suprantama, ar ne? Mes čia tiek politiniam lygmenį turim labai vairių išsireiškimų apie žodžio laisvę, tiek ir socialiniai tinklai, kurie, atskleidžia kartai kai kurių žmonių ir tamsiasias sielos gelmes, sakykim taip, bet ir tas valstybinis reguliavimas, tai pasiekia arba nepasiekia, arba galioja, arba negalioja kai kuriems dalykams, ar ne? Tai čia, suprantu, tas yra, kur teoriškai būtų uždrausta. Ne tai, kad uždrausta, tiesiog tamsiajame internete tiek turinio kūrėjai, tiek jo vartotojai gali išlikti anonimiški ir tarsi pasislėpę, saugodami savo privatumą. Ir nieks negali jų sugauti arba pasiekti to tikrojo turinio kūrėjo, sakykim taip. Lietis galima laisvai, kitaip sakant. Ką nori, to šneki? Atsakomybės nėra. Taip. Gerai, o tada ko gali norėti, kodėl žmogus gali norėti, netgi, viena tai yra smalsu dar ir tas be nelegalių faktorių yra ir smalsumas veikia, ar ne, žmonės. Bet, jeigu, pavyzdžiui, jau tu kažko tai, jeigu legaliais tikslais, pavyzdžiui, ko tu gali norėti lysti į tenai? Gal ieškoti kažkokios specifinės informacijos apie bet ką, turbūt to, ko negali rasti paprastajame internete. Tai kas tie žmonės, kurie, bando į ten įlysti, sakykim taip? Smalsuoliai, turbūt ieškantis alternatyvių šaltinių savo informacijai. Smalsuoliai, tyrėjai, taip. Žurnalistai tikriausiai irgi gali Turbūt taip. Bandyti įlysti į tenai. Kiek Lietuvoje naudotojų arba, nežinau, ar yra ta informacija tokia apskritai, kiek yra žinoma, kiek yra informacijos apie tą tamsų internetą?
Manau, kad Lietuvoje nėra daug informacijos apie tai ir vartotojų turbūt irgi nėra labai daug, nes tai nėra populiari terpė naršyti, ieškoti kažkokią informaciją. Ir tam reikia galų galiai ir specifinių žinių šiek tiek. Taip. Ir padirbėti prie to reikia. Reikia labai norėti ten patekti, taip sakant. Ir jeigu labai nori ten patekti, ar tai yra tikrai labai sudėtinga, ar vis dėlto, kažkaip tai, sakykime, surasti tą informaciją apie viską, turbūt internete ir legaliajame yra įmanoma, aš taip spėju? Tai taip, tiesiog reikia atsisiųsti tam pritaikytą naršyklę ir jos pagalba jau galima pradėti pasiekti tą turinį, kuris yra tamsiajame internete. Bet ten vėlgi nėra paieškos sistemų, nėra tas turinys taip lengvai prieinamas. Tu tiesiog jau turi žinoti, kur ir kas yra padėta, kad tu galėtum atsversti tą turinį ir jį naudoti. Jeigu tu įlendi ten, kaip tai atrodo, kas tai yra ekranas, ne kaip Google, paieškos nėra. Tai yra tiesiog... Tiesiog yra naršyklės langas, kuriame tu turi žinodamas adresus, gali eiti į vieną. Konkretus adresai. Taip. Kiek tai yra pavojinga? Vien naudotis tamsio interneto paslaugomis taip pat gali būti pavojinga, todėl kad ten vis tiek dauguma gyvenančių žmonių užsiema vienaip arba kitaip nelegalia veikla. Dauguma. Nebūtinai visi, bet dauguma. Tai ten vyksta ir prekyba duomenimis, ir taip pat kenkėjiškų programų platinimas vyksta ten. Tai netgi vartotojai, kurie naudojasi tamsio interneto paslaugomis, gali būti taikiniais ir gali būti apkrėčiami jų kompiuteriai ir jų duomenimis galim būti pasinaudota. Ypatingai tie tokie smalsuoliai, kurie pasižiūrėt, kas ten yra, ne? Tai taip. Jie turbūt toks lengvas taikinys gali tapti. Taip, būtent jie ir yra lengviausias taikinys. Teisėsaugos sistemoms ten irgi yra turbūt būtų ką veikti. Būtų ką veikti, manau, kad nemažai tyrimų būtent prasideda nuo būtent paieškos tenai, nelegalaus turinio ar platinimo atveju. Tai ten yra ir teisėsaugai ką veikti. Bet patenka visą tą informaciją, tai vis tiek juk iš normalaus pasaulio, ar ne iš to, kur mes gyvenam. Ir vienas iš pagrindinių, neabejoju, kad duomenys yra labai daugelį sričių dabar toks labai brangus turtas, o ten tai yra labai brangi prekė. Taip, tai apskritai informacija yra prekė ir tamsiajame internete vyksta prekyba tais duomenimis, ar tai būtų asmeniniai duomenys, ar tai būtų prisijungimo duomenys prie kažkokių sistemų, tai tiesiog tai vyksta. Ir tai tikrai, kokį ten, sakykime, kokią dalį sudaro neaišku, bet turbūt vienas iš tokių didelių pinigų šaltinių. Sunku pasakyti, kiek tai yra įvertinama pinigais, bet patys nutekėjusių duomenų kiekiai nuolat auga. Remintis mūsų Searcher kompanijos atliktais pasaulinio tyrimo rezultatais, sužinojome, kad vidutiniškai 24 metais per sekundę yra nutekinami apie 200 prisijungimo duomenų. 200 vartotojų, taip galima sakyti, ar ne? 200 vartotojų per sekundę. Per sekundę. Taip, ir lyginant su praeitais metais šitas skaičius nuolat auga ir dabar jau užaugo beveik 8 kartus. Bendrai nuo 700 milijonų atvejų iki beveik 6 milijardų atvejų. Per kiek laiko? Vien tik tai per 24 metus. Per metus? Taip. Ir vienas, vėlgi anot jūsų tyrimo, vienas iš tų didžiausių nukentėjėlių, tai yra Europa būtent. Kodėl? Taip, sunku pasakyti, kodėl šitų duomenų neturime, bet Europa taip yra labiausiai nukentėjęs regionas. Galbūt čia tiesiog daug žmonių naudojasi internetu ir juos galima pavogti, ar tai yra taip nesisaugo? Kur čia tas šuo pakastas? Bendrai Europoje interneto skvarba yra labai didelė, daug vartotojų čia naudojasi interneto paslaugomis, bet vėlgi taip pat ir grėsmė iš to atsiranda, kadangi naudojantis vis dar mažai išprusę skaitmeninės erdvės naudotojai patenka į pinklės ir dėl to nukenčia. Kas dažniausiai, kaip tie duomenys vis dėlto patenka į... Viena tai yra privatus naudotojai, šiaip tai jeigu iš fizinių asmenų, tai iš tikrųjų tenka tikrai išgirsti ir tai, kad, koks šis skirtumas, tie mano duomenys, aš nieko čia neslėpiu, gali ten žiūrėti, kas ką nori, ar ne? Vienas yra iš tokių argumentų, verslas turbūt jau kitaip žiūri, bet kur vis dėlto tas didžiausias kiekis, kiekis tai turbūt iš tų verslų, kurie turi to sukaupę duomenys, bet kiek ir tie fiziniai asmenys, kiek jie yra kaip čia, atviri tam tokiam pasiėmimui, kiek jie yra svarbus, ar iš tikrųjų jie yra kam nors įdomus? Iš tikrųjų yra įdomus, nes dažnai pavieniai vartotojai naudoja tos pačius prisijungimo duomenis prie įvairiausių sistemų. Ir tada užtenka tik tai vieno nutekėjimo atvejo
ir tie duomenys jau gali būti vėliau panaudoti visai kitoj sistemoje ir kitoj svetainėje ir galima prieiti prie tų asmeninių žmogaus duomenų. O tų prisijungimų iš tikrųjų kuo toliau, tuo daugiau. Nuolat, ar ne, auga įvairios narystės, įvairios ten paskyros, kiekvienas turi begalę ir iš tikrųjų tai visiškai neįmanoma atsiminti visų slaptažodžių, jeigu tu visur naudoji skirtingus. Tai čia toks iššūkis išties, ar ne? Taip, iš tikrųjų, ką paprastas vartotojas galėtų daryti, tai nuolat rūpintis ir kitus skatinti, rūpintis tą vadinamąją skaitmeninę higieną. Tai kas tai yra? Tai pirmiausia, reikėtų rūpintis savo įrenginių nuolatiniais atnaujinimais, programinės įrangos atnaujinimais, tada stengtis naudoti skirtingose sistemose skirtingus slaptažodžius, naudotis slaptažodžių tvarkyklėmis, papildomą programinę įrangą, kuri leidžia lankščiau ir patogiau tuo naudotis. Tai, bet tos tvarkyklės, jos, laisvai prieinamos, jas gali tiesiog, jos nebūtinai viską pirkti arba kažkokias paslaugas samdyti. Taip, yra ir nemokamų slaptažodžių tvarkyklių, yra ir mokamų. Tai vartotojai gali pasirinkti, kas jiems labiausiai tinka ir pradėti naudotis. Verslas. Kiek verslas sugeba apsaugoti savo klientų duomenis? Ar auga tas išprusimas ir saugumas? Aš sakyčiau, kad auga. Nuolat matom, kad vis dar išlenda duomenų nutekėjimo atveju, internete tai pasimato, bet bendras išprusimas tikrai auga, nes didėjant duomenų kiekiams įmonės pradeda rūpintis savo klientų, savo vidinių sistemų apsaugomis ir panašiai. Tas susidomėjimas ir išprusimas auga. O kaip saugotis vis dėlto, kas gali padėti? Nes taip klausant, tai vis dėlto, išprusimas auga iš abiejų pusių turbūt. Tiek nusikaltėlių, tiek tų pagišių, kurie siekia duomenis pavogti, tiek ir tų verslų ir įmonių, kurie siekia apsisaugoti. Tai kaip tas, nežinau, kas greičiau? Tai technologijų kompanijos irgi nesnaudžia. Dabar vykstant nuolatiniai technologijų evoliucijai nesnaudžia abi pusės. Tiek blogiečiai, tiek ir įmonės bandančios apsaugoti žmonių duomenis. Tai Surfshark kompanija taip pat dirba šitoje srityje, turi eilę produktų, jos nuolat tobulina, stebime ir bandome pritaikyti ir dirbtinį intelektą, grėsmėm užkardyti, kada mūsų vartotojai naudojasi mūsų produktais. Kalbant apie dirbtinio intelekto panaudojimą, visi daugmaž įsivaizduoja, bent jau neįsivaizduoja, negaliu pasakyti, kad visi įsivaizduoja, bet tikrai esam girdėję apie tuos dirbtinio intelekto kuriamus vaizdus, kurį praktiškai dabar, paieškojęs beveik kiekvienas galėtų sukurti, ar ne, ir įdėti arba į veidą, arba į lūpas, garsą, balsą visai kito žmogaus, negu yra iš tikrųjų. Kaip tas veikia, koks pavojus čia? Iš tikrųjų, čia labai susiję yra ir su tuo, jeigu yra nutekėję žmogaus duomenys. Tai dirbtinio intelekto pagalba jau galima pasinaudoti tais duomenimis, galima kurti ir versti tekstą iš anglų kalbos ir pritaikyti tekstą kitom kalbom efektyviau, geriau, kad tas tekstas būtų labiau suprantamas kitomis kalbomis. Taip pat galima imituoti žmogaus balsą, kaip jūs ir minėjote, ir tuo metu jau tokio pobūdžio atakos yra sunkiau atpažįstamos. Ir tie elektroniniai laiškai, kurie turi kenkėjišką pobūdį, jie jau būna taip paruošti, kad yra juos labai sunku atskirti iš pirmo žvilgsnio. Tai būtent šitoj srityje yra ir pasitelkiamas dirbtinis intelektas, bet lygiai taip pat ir įmonės stengiasi kurti technologijas, pasiremdami dirbtiniu intelektu, kad atpažintų tą sugeneruotą turinį. Iš ties, tikrai, iš tų gaunamų laiškų jau galima atspėti, vėlgi, lietuvių kalba dar yra šioks toks galbūt saugiklis, nepastebėt, kad šiek tiek mažiau. Bet nuolat tobulėja. Kol kas dar eina atpažinti, kad yra gramatinių bent jau klaidų, bet vis mažėja ir tas tekstas darosi vis labiau panašesnis į teisingai lietuviškai parašytą tekstą. Tas dirbtinis intelektas mokosi net ir lietuvių kalbos vis geriau, ar ne? Bet apsisaugojimo priemonės, pavyzdžiui, nuo tokių dalykų, aš nežinau, privatus asmuo jau kiekvienas savo atsakomybę tą turi, ar nesaugotis, bet, pavyzdžiui, įmonės arba tie bendri tokie įeinantys laiškų srautas ar taip toliau, kokios, yra tos technologijos, kurios irgi galbūt dirbtinio intelekto padedamos galėtų atpažinti tą kitą dirbtinį intelektą? Be jokios abejonės, didžiosios elektroninio pašto tarnybos, kurios leidžia vartotojams naudotis elektroniniu paštu, taip pat dirba tą linkme, kad vis geriau ir geriau atpažintų kenkėjiškus laiškus ir jų nepraleistų į vartotojų dėžutes.
Tai kaip apsisaugot? Na, tiesiog, eiliniam vartotojai, na, verslo įmoniai vėlgi, bet verslo įmonės galbūt ypatingai stambiosios, jos turi daugiau patarėjų, mažoms irgi tie patarimai visada labai reikalingi. Ką daryti, kaip nepakliūti į tas pinklės? Būti atidiems, žiūrėti, kas yra rašoma, kas yra siuntėjęs elektroninio laiško, ar tas tekstas atrodo kažkaip įtartinas, ar kelia kažkokių abejonių. Tai šiuo metu tiesiog reikia stengtis žiūrėti, kokią informaciją mes priimame, kaip mes ją interpretuojam. Ar yra technologinės priemonės, kurios gali padėti žiūrėti, nes ne visada taip atidžiai jau mes ten kiekvieną tą laišką. Aišku, vienas iš punktų tai yra kaip elektroninio pašto adresas, tai yra, bet manau, kad čia yra apeinamas turbūt dalykas, ar ne? Taip, tai yra apeinama, bet įmonės jau kuria tokius įrankius, kol kas galbūt jų nėra dar tiek daug prieinama ir jau sukurtų, bet yra ta linkme dirbama ir netolimoje ateityje mes turėtume pamatyti daugiau įrankių, kurie leistų jau atpažinti labai gudrės atakas arba gudriai parašytus elektroninius laiškus. O dabar ką atpažįsta? Kokį procentą arba, pavyzdžiui, atfiltruoja tų laiškų, nes tikrai ir tos didžiosios ten ar tam tikros laiškų, ar ne, kaip čia pasakyti, rūšiavimo programos jos jau būna, kad perspėja, kad čia yra pavojingas, čia yra atkreipkite dėmesį ir panašiai, bet ne visus išties tikriausiai, ar ne? Iš tiesų dar ne visus ir vis dar prasprūsta pro šitos filtrus kenkėjiški laiškai. Arba juos pakliūva nekenkėjiški, tokių irgi atvejų būna? Gali būti ir taip. Bet tobulėja, tiesa? Taip, tobulėja. Ką jūs patartumėt naudotis? Na, kuo vis dėlto kaip apsisaugoti? Pagrindiniai tokie, tai aš mačiau dar vienas iš tokių dalykų, kas yra siūloma ir ką ir jūs turbūt siūlo, tai yra tos alternatyvios ID, tapatybė internete, kurią, na, tu kitokią gali susikurti. Kaip tas veikia? Taip, iš tikrųjų mūsų įmonė turi produktą, kuris vadinasi Alternative ID. Tai yra galimybė registruojantis įvairiose svetainėse nepalikti savo tikrųjų asmens duomenų ten, kur jų nėra būtinybės palikti. Tai kitaip sakant, galima susikurti savo tarsi netikrą tapatybę su netikru vardu pavardė, elektroninio pašto adresu ir tokią informaciją palikti svetainėje, kurioje galbūt jūs registruojatės tik tai tam, kad paskaityti kažkokį turinį, bet ten neplanuojate ilgiau laiko praleisti arba tai duomenys nereikalaujantis jūsų tikros namų adreso informacijos, pavyzdžiui. Tai būtent šitas produktas leidžia susikurti tokią anketą ir ją naudoti. Tokiu būdu mes tiesiog neviešiname savo tikrųjų duomenų ir tada nėra ir grėsmės, jeigu jie nutekės, nes jie yra tiesiog netikri. Ir čia nėra kažkoks apgaudinėjimas, arba tai nėra nelegalu, kitaip sakant, tokie veiksmai? Ne, tiesiog tai yra vienas iš būdų, kaip netiduoti savo tikros informacijos, jeigu tai nėra būtinybės. Apsisaugojimo priemonė. Taip. Bet tai nėra taip labai paprasta, ten aš negaliu tiesiog paimti ir susikurti savo alternatyvą ID. Yra nemažai produktų internete, kuriuos galima panaudoti šitoj srityje, bet taip pat ir mes turim tokį produktą. Yra galimybė ir ką dar, na, ta prasme, kokias dar papasakokit iš tikrųjų plačiai, jūs taip trumpai užsiminėt, bet pavyzdžiui pilnai, jeigu nori, na, nežinau, kad ir jūs ar nekūrėt įvairius produktus, kurie vis dėlto tai puikiai žinot, kaip vystosi tas sritis. VPN, pavyzdžiui, VPN'as yra dar vis gera saugumo priemonė, ar kas tai yra? Vis dar yra, nors jau VPN paslauga, virtualaus privataus tinklo paslauga populiarėja tarp paprastų vartotojų ir tikrai daug žmonių šitą paslaugą naudojasi, bet mes kaip technologijų įmonė, mes nuolat tą produktą taip pat tobuliname. Ir ką tai reiškia, kad mūsų vartotojai gali įsijungti tam tikrą papildomą funkcionalumą ir mes tada užkardome vartotojų bandymą nueiti į kenkėjišką svetainę, sakykime, jeigu taip. Perspėt. Tiesiog neleidžiam. Arba perspėjam, jeigu tai yra įmanoma, perspėjam, jeigu neįmanoma, tiesiog perspėti, tiesiog neleidžiame nueiti ir tokiu būdu vartotojai net nebando nueiti į kenkėjišką puslapį ir tada neturi galimybės būti apkrėsti kenkėjišką programinį įrangą. Bet VPN šiaip vienas iš tokių fizinių asmenų panaudojimo sričių, tai kai tu nori atrodyti, kad tu esi kitoj valstybėje negu tu iš tikrųjų esi, ar ne? Taip, vienas iš panaudojimo būdų, tikslų yra būtent būti lygiai iš kitos valstybės. Taip. Bet kartu tai suteikia ir daugiau privatumo, nes pasislėpia ir tavo IP adresas, tu šitos informacijos nebeatiduodi svetainiai, kurią lankai ir panašiai.
Ir tam nereikia labai didelio išprusimo šioje srityje, kad naudotis VPN, ar ne? Būtent Surfshark ir buvo tikslas kurti tokius produktus, kuriais galėtų naudotis dauguma, paprastai suprantamus produktus, lengvai prieinamus, vieno mygtuko paspaudimu įvyksta prisijungimas ir panašiai. Tai tikrai galima naudotis jiem. Kokia ta ateitis? Kur, ar vis dėlto, nes iš tikrųjų kartais neviltis apima, nuolat vis kažkas labai greitai vystosi, labai greitai tie sukčiai ir tie tokie, phishing tos atakos, kaip ta, nežinau, žvejyba, nežinau, kaip lietuviškai naudoti, kokią terminologiją naudojat, bet jų tikrai, ir nemažėja, nors atrodo ir perspėjimų daug ir visa kita, bet nuolatos mes girdim apie apgautus žmonės ir tikrai man neatrodo, kad mažiau, nors atrodo išprusimas irgi turėtų aukti. Kaip jums ta visa, nežinau, ta visa rinka atrodo? Tiesiog reikia išlikti budriems ir tikrai gavę kažkokią informaciją klausti savęs, ar ta informacija yra tikrai man aktuali, ar tikrai čia, kas yra parašyta, gali būti teisybė. Tiesiog stengtis akilai stebėti, kokį informacinį srautą mes priimame. Galima naudotis ir papildomais produktais tam, kurie leidžia tą informaciją atfiltruoti, pamatyti. Tai ir nuolat mokytis, stebėti, kelti savo tą skaitmeninį išprusimą. Gal baisiausia tas, kai tie sukčiai apsimeta tais, kurie nori tave apsaugoti, kad, žiūrėkit, jau kažkas tai ten įsilaužė, kaip ten, kad apsisaugoti, paspauskit ir taip toliau, ir taip toliau. Tokie tai žmogus natūraliai jau supanikuoja, ar ne, ir puola ieškoti kažkokias, ką daryti, kaip taip ramiai pasižiūrėti, tu gavai kažką, atrodo labai tikrai ir labai baisu, ką daryti, kaip sustabdyti save. Turbūt neskubėti, galbūt pasiklausti šalia esančių žmonių, ką jie galvoja, ar čia atrodo tas tikras prašymas, tikras laiškas, ar čia reikėtų reaguoti. Tiesiog kritiškai bandyti vertinti situaciją. O kaip tuos didelius duomenis apsaugoti? Viena tai yra privatus asmuo, kita yra verslas, kurie investuoja daug, nes po to kainuoja brangiai. Tikriausiai, jeigu tie duomenys nuteka, tai tikrai esam girdėję ir pastaraisiais metais įvairių situacijų, bet tai yra ir valstybės institucijos, kurie valdo didžiulius duomenų kiekius. Kiek ten ta apsauga taikoma, galioja ir kiek tai yra saugu? Turėtumėm tikėti, kad apsauga tikrai galioja ir jinai yra vis nuolat peržiūrima ir didinama, bet netgi paprasti nutekėjusių duomenų atvejai gali pridaryti labai didelės žalos ne tik tai pavieniams žmonėms, bet ir įmonėms, o dar blogiau, jeigu ta žala būna ir valstybės institucijose, jeigu tie duomenys iškeliauja būtent iš valstybinių institucijų, tai ta žala gali būti dar didesnė. Ar vis dėlto įmanoma kažkaip užkardyti ir tokį tą sukčių tinklą internete, kažkur uždaryti į tą kažkokį tamsų internetą? Kiek įmanoma tą erdvę švarinti? Ar jokių šansų ir tiesiog turim kiekvienas savo žiūrėti apsaugos? Nežinau. Neįmanoma. Nežinau, manau, kad neįmanoma. Čia tokia ta erdvė, kuri vis dėlto, laisvas žodis, ar ne? Visada kažkas ieškos būdų, kaip pasipelnyti, kažką apgauti, išvilioti pinigus ar kitaip pakenkti. Ir vis dėlto, kas greičiau jūsų manimu, kieno žingsniai greitesni? Tų, kurie bando išvilioti, ar tų, kurie bando apsaugoti? Manau, kad abi šalis turbūt konkuruoja tarpusavyje, bet tikėkime, kad technologijų įmonės, kurios bando apsaugoti žmonių duomenis, bus prieki. Nes valstybinis institucinis reguliavimas visai iš paskos bėga šitos dalykus, čia nebejotinai. Taip, bet aš asmeniškai matau, kad yra gerų dalykų, kurie vyksta ir valstybinėme sektoriuje ir tas progresas, jis vyksta. Papasakokit. Kokie? Šitam nelabai buvau pasiruošęs. Tiesiog, jeigu kokią pavyzdį turit. Nelabai? Vienas iš pavyzdžių galėtų būti, kad yra žmonių, kurie iš privataus sektoriaus eina dirbti į valstybinį sektorių ir bando ten sakykime taip, tvarkyti situaciją arba gerinti situaciją. Ar tai būtų duomenų apsaugos srityje, ar tai projektų valdymo, ar apskritai informacinių technologijų sistemų kūrimo srityje. Tai pastebim tokią tendenciją, kad nemažai žmonių renkasi sugrįžti ir padėti valstybei, kurioje gyvena. O apskritai Lietuvoje, nekalbant apie valstybinį sektorių, bet kiek tų ekspertų, specialistų mes turim tokios srities? Aš neskaičiu klausiu, bet tiesiog apskritai, kaip jums atrodo? Aš manau, kad šitas sritis yra patraukli, įdomi, kalbant apie
darbo vietas, tai yra tikrai gerai apmokamas darbas, tai nemažai jaunimo renkasi šitas specialybės, kurios vėliau yra tokias specialybės, kurias vėliau gali pritaikyti kibernetinio saugumo srityje dirbti ir kurti produktus susijusius su duomenų apsauga. Nebejotinai šitas rytis, kuo toliau, to vis svarbesnė. Ką dar norėtumėt pasakyti, gal kažko nepaklausiau, kas tokio įdomaus vyksta, nes tikrai nespecialistui nebūtinai įmanoma viską žinoti, net ir žinoti, ko paklausti. Kartais net negali sugalvoti, kas tai yra. Na, tiesiog aš norėčiau palinkėti visiems rūpintis savo skaitmeniniais pėdsakais, stengtis nepalikti savo asmeninės informacijos blogiečiams, ją saugoti, suprasti, kas yra ta mūsų asmeninė informacija, išlikti budriem ir turbūt tiek. Ir saugotis vis dėlto yra svarbu, ir tai mažiausiai ląsteliai, kiekvienam žmogui. Tai nėra tai, kad mano duomenys nesvarbu, jis ir gali būti jie ten, kur nori ir kaip nori. Taip, tikriausiai taip. Tikriausiai, turbūt, kad taip, jeigu kuo nori mažiau sulaukti tų su apgaulingų laiškų arba tų bandymų kažkur įvilioti, kažkur tai kažkaip apsukti, tai čia turbūt svarbiausia dalis, ar ne? Na taip, dar galėčiau paminėti ir kitą mūsų Surfshark produktą, tai yra Incogni. Tai šitas produktas rūpinasi jau labiau pasiekmėmis, tai vartotojai gali paprašyti Incogni produkto ištrinti jų asmeninius duomenis, kurie yra pasklidę internete. Kurie buvo, tarkim, pavogti? Taip, gali būti arba pavogti, arba kažkaip nutekinti, kitaip prarasti duomenis. Tai yra produktas, kuriame užsisakius paslaugas galima prašyti ištrinti savo pėdsakus internete. Tai įmanoma atsukti atgal, nes šiaip atrodo visą laiką, kad jau kas pateko į internetą, tai jau viso gero. Įmanoma, iš tikrųjų tai yra pastovus darbas, tai nėra vienkartinis darbas, nes tai atsinaujina, ar ne? Vyksta toks dalykas kaip duomenų mainai arba prekyba asmens duomenimis ir viena ar kita įmonė parduoda tos pačius duomenis kitai įmonei ir jeigu produktas paprašo ištrinti duomenis iš vienos įmonės duomenų bazių, tai nebūtinai ta informacija nepasklis internete iš kitos įmonės. Tai yra pastovus darbas, kurį būtent tas produktas ir užtikrina. Sakot, paprašo, tai taip užtenka paprašyti ir visi draugiškai, geranoriškai trina. Ar čia kažkokie atsiranda kiti dar? Deja, ne visi geranoriškai trina ir reaguoja tos prašymus, bet kai kuriuose valstybėse ir kai kuriuose, pavyzdžiui, Amerikos valstijose yra reguliavimas, kuris tarsi verčia arba liepia įmonėms atsižvelgti į tokio pobūdžio reikalavimus, prašymus ir trinti tuos duomenis. Tai, ta prasme, vis dėlto įmanoma to pasiekti, kad tavo pėdsakas gali dingti. Bet tai yra nuolatinis darbas, kaip jūs sakėte. Nuolatinis darbas yra ir mūsų savęs priežiūra, turbūt ir savikontrolė, kai mes darome bet ką ir spaudžiame bet kokią nuorodą arba atsidarome kokį nors neaiškų laišką. Tai ačiū Jums šiandien, studijos svečias Surfshark, vyriausiasis technologijų vadovas Donatas Budvytis ir laidos partneris Surfshark. Ir ačiū Jums. Ačiū Jums.